Sveiki. Apie pagrindinius savaitės įvykius Europos parlamente ir galbūt Europos Sąjungoje. Kągi, vakar po ilgų derybų, po papildomų susitikimų ir dar vis besitęsiančių, aš sakyčiau, ganėtinai principingų ginčų, buvo pasiektas politinis susitarimas dėl paskirtųjų komisijos narių patvirtinimo. Galima pasveikinti, Europos Sąjunga išlieka stabilia institucija. Čia mes kalbame apie tuos 7, kurie dar lapkričio 13 dieną buvo svarstomi papildomai, dėl kurių buvo papildomi klausimėliai ir panašiai. Kokia sąskaita pasiektas susitarimas? Na, žinoma, tai yra kompromisas, praktiškai patvirtinti visi, bet ties 2 pavardėm, tai yra ispanų socialistų atstovė Ribera, bus prierašas, kad ji atsistatydins, jeigu bus rasta, kad jinai kalta dėl štai Valencijos sukeltų liūčių ir potvinių ir panašiai, kur žuvo daugiau nei 200 žmonių. Taip, ir ties Italijos dešiniųjų atstovų Fito pasakymas, kad jis atsitrauks nuo savo partijos pozicijos. Pamatysime, kaip tai bus. Na, sutarta, pasirašyta, papildomai paskelbtas pareiškimas dėl 9 ES prioritetų, tai yra 3 koalicinių partijų, konservatorių, socialistų ir Atnaujinkime Europą. Kai kas sako, kad tas pareiškimas gyvens trumpiau nei štai vakar iškritęs sniegas Briuselėje. Pamatysime, aš irgi manau, kad ne viskas tai bus lengva. Jo labiau, kad konservatoriai nors ir atsitraukė nuo savo pradinio, beje, teksto, kur buvo įrašyta, kad jie gali pritraukti ir kitų dešiniųjų paramą, nes tai nepriimtina kitoms 2 politinėms partneriams, bet žinoma, gyvenimas realus, matyt, gali parodyti kitą. Aišku viena, kad kitą savaitę balsuojame, trečiadienį, už komisiją. Nuo gruodžio 1 dienos komisija gali tapti jau ir veikiančia. Ši savaitė tai yra 1000 dienų karo prieš Ukrainą paminėjimas. Antradienį prezidentas Zelenskis kreipėsi į Europos parlamentą. Iš tikrųjų, jis buvo sutiktas ilgomis ovacijomis. Mes visi žinome, kas tie didvyriai ir kas lemia, kad Ukraina išliktų besipriešinanti, mobilizuota ir sutelkta. Nėra lengva. Ukrainiečių tauta iš tikrųjų išgyvena didžiulius išbandymus ir matyt vienų didžiausių išbandymų savo istorijoje. Pagrindiniai momentai jo kalboje buvo keli. Pirmiausia, kad Ukraina nori taikos, Rusija nori karo. Ukrainiečiai priešinasi ir priešinsis toliau gindami savo suverenitetą ir prezidentas Zelenskis buvo optimistiškas, kalbėdamas apie kitus metus, sakydamas, kad 25-ieji privalo tapti taikos metais. Linkime ir pergalės, ir visų šitų įsipareigojimų, pastebėjimų, kurie atėjo iš prezidento Zelenskio pusės. Šią savaitę Europos parlamente surengiau pirmą savo tokį šios kadencijos renginį. Tai buvo susitikimas, diskusija su Baltarusijos politiniais kaliniais. Tik priminsiu, kad šiuo metu Baltarusijoje yra arti 1300 politinių kalinių. Kai kurie iš jų kali jau po 4 metus, kai kurie yra inkomunikado, kitaip sakant, niekas nežino apie jų būklę ir panašiai. Lukašenkos režimas bando skaldyti Europos Sąjungą, siūlyti visokius, susitarimus, kad štai nuimkite sankcijas, aš paleisiu politinius kalinius, tai yra vilionės, ruošiamasi taip vadinamiems rinkimams sausio mėnesį, bet renginys pavyko, iš tikrųjų gera diskusija, geri analitikai dalyvaujantis tenai siūlė nesustoti, nepasiduoti vilionėms, laikytis linijos ir tik tokiu būdu mes galėsime padėti ir tiems politiniams kaliniams, kurių tiek daug yra Baltarusijoje. Lietuvoje situacija taip pat yra pakankamai kaitusi. Aš pilnai solidarizuojuosi su tais, kurie ateinas ir ketvirtadienį prie Lietuvos Respublikos Seimo, reikšdami nepritarimą šitai koalicijai, gėdinga koalicija, gėdingi dalyviai. Ir reikia tik pasakyti, kad dėja ir prezidentas yra vienas iš koalicijos partnerių. Taip noriai, taip aktyviai ir taip motyvuotai dalyvauja jos kūrime. Kągi, ir atsakomybę teks prisiimti. Negalvokite, kad šie dalykai taip praslys pro akis ir Europos ir pasaulio bendruomenė nepastebės. Reikėjo sustoti laiku. Dabar jau pasiekmės bus dėja, bet visiems net tokios malonios ir koalicija kūriama Lietuvos įvaizdžio ir ateities sąskaita. Šį kartą yra tiek, nesušalkime.